Sveiki visi su jums MC Craft Ignas, su manim dar yra Airis Craft. Airis, va čia. Ir šiandien žaidžiame Hardcore. Tai pasikviečiau Airį, nes pagalvojau biškelį nuobodu yra, kaip ir minėjau, vienam filmuoti Hardcore iš tikrųjų, nes taip gavos, kad tiesiog nuobodu, o turim planų tikrai daugiau biškelį, kuriuos papasakosim greitų metų. Ir dabar visų pirma, ką norėčiau papasakoti, tai apie pirmą planą, ne? Nu tai jau, ne. Pas mano čestinės, aš čia nieko iš tikrųjų nesidariau, nes neturėjau laiko. Ir dabar papasakosiu apie tą pirmą idėją. Tai pirma idėja būtų naujas modpekas, kurį filmuosim su Airiu. Ir turėtų būti tikrai įdomus. Čia kaip bus naujas sezonas Minecraft'o, kurį filmavom prieš 3 ar 2 mėnesius. Ir čia bus naujas mūsų tas modpekas ir naujas sezonas Minecraft'o. Tai žaisime Attack of the B Team. Ir stengsimės kažką įrodyti. Ir jo, tai va. Ir kitas mūsų planas būtų, tai būtų toksai dalykas, kad filmuosime Projektas miestas serveryje. Kas nežinot, kas tai yra, tai pamatysite vėliau biškelį. Bet šito sezono, nu, ta prasme, Projektas miestas sezono, tai bus labai reta, nes čia tik tais tiesiog aprodyti. Nu, ne tai kad update, bet tiesiog aprodyti namus ir taip toliau. Ir tai va, tai manau dabar tas Projektas miestas, tai yra Attack of B Team bus įdomiausias pokas, modpekas, kurį žaisim. Ir turėsime ką atlikti daug. Tai va, ir kaip kažkai gero. Ai, beje, dabar nebus Feed the Beast Unleashed, nes filmuosim tą Attack of B Team. Tai va. O iš kur tu ištraukė apie Feed the Beast Unleashed? Nu, bent kažkiek tai tikrai nebus, nes mes nesuspėsim visko nufilmuot, manau. Ta prasme Feed the Beast Unleashed. Nu, tų privačiam serverį. Taigi jau jo greit nebebus. Nu jo, ten žodžiu yra vienas dalykas. Bet mes patį pasaulį Ignas turi, tai manau... Jo, aš išsisaugau visus duomenis. Bet kada galėsim pratest. Tai va. Tai va. Nežinau, palauk biškį čia maistų kertu. Ir mano manymu šitas epizodas bus paskutinis šio sezono, nes yra nelabai įdomu vienam žaisti. Ir taip, neturiu aš čia ką pasidaryti per tą hardcore. O Attack of B Team tai bus pagal viską tikrai turėtume užsibrėžti limitą ir pasidaryti tokį dalyką, kad turėtume nors bent nufilmuoti, nors bent 30 epizodų arba biškelį daugiau. Bet Attack of B Team bus dabar mūsų dažnas filmuojantis dalykas ir jisai bus toks kaip tiesiog mūsų tas naujas sezonas, kurį ką žiūrėjote. Ir kaip matote, ten yra tokia didelė hill kalnas, ne? Jo. Tai einam. Pažiūrėsim, kas ten gero. Aš foodo neturiu. Aš neiškepto turiu. Tai nereikia, einam, pažiūrėsim, kas ten gero. Einam. Žaidžiu Amfar. Jo. Kempfuse. Bet aš dar įsijungęs ten kažką. Sun, jo. Tai vat, nepamirškit užeiti mūsų TeamSpeak'ą, jeigu turit klausimų. Jo, TeamSpeak'as yra labai retai jungiamas. Ne tai, kad labai retai, bet tiesiog TeamSpeak'as būna jungiamas nuo 6 valandų vakaro iki 12 nakties. Tai va. Kartais būna atjungtas, bet maždaug būna įjungtas. Ir taip pat greitų metų dar turėčiau papasakoti, nežinau, ten daugiau biškelį, nežinau, šiaip pats pagalvosiu, bet galiu dabar papasakoti, vis tiek nieko neveikiam ir ateik čia, pažiūrėsim, kas čia. Ir dabar papasakosiu tokį dalyką, kad aš atsidariau portus. Portus, kas nežinot, kas yra portai, tai IP adreso atsidarimas ir dabar gali visi be hamačių jungtis į serverį mano, pavyzdžiui, daleiskim arba kažkas tokio. Tai TeamSpeak'o adresas yra nuo šiol paprastesnis, nes radau tokį dalyką ir su XLT galūnė, tai va, galbūt keisim galūnę, nežinau, jeigu atrasim geresnių pasiūlymų, tai būtinai pakeisim galūnę. Ir serveris irgi taip pat ant XLT galūnės, viskas tas pats, IP adresas visas tas pats ir bus galima lengviau prisijungti tiek prie TeamSpeak'o, tiek prie mano privataus kokio serverio, galbūt, nežinau. Ką ten matai? Kaip posum vietą norėčiau čia.
Ir jo, tai va. Oi, o ten viršui taip žiūri. Dai varom ten. Galim pažinti. Galim. Ir kaip ir minėjau, šitas epizodas yra paskutinis, tai jo, tai va. Auč, tu čia manęs nemušk. Ai, nemušu už tas. Ai, nu tai tada man maisto. Atsargiškai. Žinau, pas mane maisto trūkumas. Jo. Džiauriai didelė čia vietoje, nebloga. Bet žiauriai gražiai. Tai va. Čia kokį balkoną iš tų keivų pasidaryti. Iš tikrųjų, pagal viską tas Attack of the Team turėtų būti žiauriai įdomus, ką mes žaisim. Ir jo, tiesiog nes aš pasidomėjau biškelį apie tą matpeką, tai pamačiau, kad ten tikrai yra įdomių dalykų. Ir taip pat ten yra tokios sistemos kaip medžių sistema, dar ten kažkoks grybas ir visa kita, tai va. Grybas. Nu, bet bus įdomu tikrai. Nu, tai va. Grybas. Pumpkin seedus. 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 Simas. Reklamuok. Simo vardą nereklamuot. Gal kiti žiūri jį. Ką, Sima? Tu nors bent žinai, kas yra Simas. Simas gali būti daug. Mano Simas gali būti mano brolis gal. Ai, nu, okei. Ir man atrodo, aš tai mirsiu. Eik tu savo. Karo čia mirė. Eik tu savo. Lop. Okei. Ties čia mūsų viskas pasibaigė. Atavo, žodžiu, gero čia palauk. Dar pasakosiu porą dalykų. Tai va, to jau grįšim. Tai va, grįžom po trumpos pertraukėlės ir kaip matome, esam naujam pasaulį, nes tas jau viskas, babukšt ir jo, tikrai atsiprašau, kad labai trumpas, gavos trumpas, tiesiog trumpas laikotarpis šitų epizodų, bet tikiuosi nepykstat ir laukite Attack of the Team. Turėtų būti pagal viską įdomu. Taip. Ir jo, tai va, ką šiandien darysime dabar, tai sprogdinsim, ane? Kas sprogdins, kas ne? Nežinau, aš tai varau patranką pasidarysiu. Čia toks free epizodas iš tikrųjų, Jo. nežinau, bet vis tiek Igno pavadinimas, garbiai. Atminti. bet vis tiek pavadinimas bus toks, koks turi būti. Snygas, pigas. Statom. Palauk, man reikia redstone'o, man reikia Вот. vandens, man reikia iron baro. Вот так, как надо. Eik tu šyt, gerai. Žinai, ką padarysim, pastatyk man porą taikinių. Tuoj statau. Aš tau ant rimtų sakau. Tai va, statau. Statyk. Statyk. Eik. Eik. Nu va, pastačiau taikinius. Palauk, O dabar einam savo darbą atlikinėti. Oh, yeah. palauk dabar, atlaiky kondiciją. Nes abejoju, ar tu ją atlaikysi. Laiky kondiciją, jau nebetulai. Dabar stebėk. Tai va. Nepamirškit užeiti pas Igną į Twitch į kanalą, paspausti follow mygtuką. Teišk. Pamatysite, kada Ignas streamina su manim. Nu, gal ir be tavęs. Nu jo, bet dažniausiai su manim. Dažniausiai su savim. Tai būna. Dienų liktyčių. Nu, sakau. Va. Tai jeigu nori dar pas mus public serveryje pažaisti su mumis ir su mūsų šiaip kitais fanais, tai IP mato tą pačioje. Teišk. Tai gal į tą taip pažaist. Ir dabar. To jos bus didelė patranka. Toj, mano didesnė. Žiūrėk, tu net nemoki patrankos pasigaminti. Fuk. Jo, Dabar stebėk. lauk. Nu, stebiu. Žiūrėk, vienas, Mano birkus šausi. kad nieks nesiaktyvavo, gaidys. Moliais. Sprog! Bum, žiūrėk, bibis. Nesprogo. Nedasiekė bybę. Palama reikia garsus pasigaris, nes aš negirdžiu, kada būna pšššš. Problema, iššvenčiau TNT. Ai. Gerai. Jo, biški. Statom. O blin. ką Šnypščia gaidys. Gerai, biškelį dabar tai padarysim. Negalima. Blema, biškelį. Kas tu yra?
Reikia arba didesnę patranką statyti, arba aš nežinau. Arba tu... Aš nežinau. O, man kažko nėra. Tavo beibių nebėra. Taip arti. What the fuck? Pala. Gerai. Karoči, statom savo Žiūrė, stebės. TNT. O Jėzus, per arti. Ką tu padarei? Kas buvo? Ai, ne, gerai. Jau tikėjausi prie mano TNT hatos. Padarei kai ką. Aš atsimenu, kai tik Minecraftą pradėjau lošdavau su kreatyvu ir sprogdindavau TNT. Žiūrė, tavo bibiai sprogs. A! Ne. Ha, gerai. Atsimenu dar, kai turėjom paprastą Minecraft servą, mano karočio atminimui pastatė chargeris ir dar kažkas bybė tokį didelį prie mano hatos. Bibi. Tokį didelį, kaip pas graziną. Nu vat, Nu važiuok. blemba, palauk, nu. Karočiui nieko neatsitiko. O, viskas, tavo bibių nebėra. Išnaikinau. Lol. Bibių kaip nebūta. O, žiūrėk. Čia dar kyvo iškasi. Išk. Nu ką, regini šau. Pala, aš iš patrankos paleisiu, nedek. Tu uždegi. Nu ką, GG. Well play. Ką tu? Servas mano nelūžta. Man irgi. Beveik tu savo, kai gražiai išsprogo. Va, matai. Servas palaikomas ant 8 gigramų. 2,5 GHz. Nu ir va, nu lag. Nu. Tuts. Vėjas kiek daug. Bum. Tuo žodžiu, netemsim gumos ir laukite mūsų naujo sezono. Tikiuosi jums šis video patiko. Ir ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvom Crafting. Bla. Ar Airis. Jo. Ir va. Žiūrėk, regini šau. Čia.